Mitas numeris 3 tai yra, kad gyvybės draudimas reikalingas tik vyresnio amžiaus žmonėms. Aš sakyčiau, kad mitas ir nesiečiau su amžium, nes tai mano nuomonė neturi įtakos, ar tu esi vyresnio amžiaus žmogus, ar tu esi jaunesnis žmogus. Aš sakyčiau ir siūlyčiau žiūrėti į tai, kiek žmogus turi kokių įsipareigojimų. Ar turi būsto kreditą, ar turi lizingus, ar turi kitus finansinius įsipareigojimus. Galbūt turi nepilnamečių vaikų, galbūt turi kitų išlaikytinų asmenų. Esmė, ar netekus tokio žmogaus kažkas gali laisvai gyventi, ar pajaus ir to žmogaus pajamų trūkumą. Tai jeigu tai yra jaunas žmogus ir turi šeimą, turi būsto kreditą, tai gyvybės draudimas kaip ir būtinas yra, nes jeigu kažkas tokiam žmogui atsitiktų, tiesiog, kad šeima būtų finansiškai saugi ir galėtų toliau gyventi ir gyvenimas finansiškai per daug nepasikeistų. Jeigu tai yra vyresnio amžiaus žmogus ir jeigu turi irgi kitų išlaikytinų asmenų arba finansinių įsipareigojimų, lygiai taip pat, jeigu kažkas nutiktų, bent po savęs palikim tai, kad nebus kitiems sunku, o tiesiog finansinė kažkokia pagalba bus. Ir čia nėra tik apie gyvybę, tai yra ir apie traumas, neįgalumą ir kritinės ligas. Tai traumos nutinka tiek jaunam, tiek vyresniam žmogui. Tai jeigu tai yra, sakykime, piršto lūžis, tai gal įtakos gyvenimui nepadaro. Bet jeigu tai yra didesnė kokia trauma ir negalima dirbti ten 3-4 savaitės, o galbūt 2-3 mėnesius, tada finansinė situacija tikrai pasikeis. Ir čia gauti papildomą išmoką iš draudimo įmonės yra tikrai didelis pliusas ir didelis palengvinimas finansiniai situacijai. Tai kad vyresniam žmogui reikalingas draudimas, tai aš manau mitas. Čia labiau reikia žiūrėti ne į amžių, o į gyvenimo situaciją. Tai yra finansiniai įsipareigojimai, vaikai, kiti išlaikytini asmenys. Ir aišku pasižiūrėt, jeigu kažkas pačiam nutiktų ir nėra galimybės dirbti arba kitaip generuoti pajamų 2-3 mėnesius, ar iš santaupų galiu gyventi ir viskas ok, ar papildoma finansinė, kaip sakau, injekcija būtų visai ne pro šalį.